Trečias pralaimėjimas iš eilės. Laidojat jau viltis patekti ketvertą. Kaip patekti į jį? Nu ką, reikia laimėti visas likusias varžybos 4 ir yra tada žiūrėti galimybės. Manau, vilčių mes niekada nelaidojom. Nu, yra dar varžybų liko, stengsime sukovosim, pakovosim. Aišku, nuotaikos nekokios yra komandai. Gavom 2 raudonas korteles, 2 žaidėjai negalės padėti sekančiose varžybose, nu, nelabai gerai. O šiaip galim sakyti, kad šios rungtynės buvo kertinės? Ne, gal kertinės varžybos tai buvo pirmos, kai pralošėm Barklajų. Šitas varžybos tokios, aišku, tikėjomės, kad laimėsim, nu, neišėjo laimėti truputį. Persitengėm gal. Šiandien pirmą kartą sezone pirmavot. Nebuvo to, kad, sakykime, įsiveržėt į priekį ir galėjot jau jūs kontroliuoti, kaip toliau žaisti? Ne, tiesiog mes niekada nedarom, niekada laiminėdami neatsitraukim į gynybą, žaidžiam, bandom žaisti vis tiek, labiau pulti, įmušti įvartį, bet kai neišeina, tai nieko nepadarysi. Gavom tokią vieną įvartį baudos smūgį, o kitą tai, kaip supratau, visi malė, kad buvo iš nuošalės netgi. Tai teisėjas tiesiog to nepastebėjo. O ką norėčiau pasakyti, jeigu komanda išleidžia žaidėją, kuris žaistų ant traumos gynėjas, specialiai atakuotų, net į kamuolį nesitaikytų, tai, pasakyčiau, nelabai gražus žaidimas iš žiūrovų, iš žaidėjų, iš priešininkų komandos. O nebuvo nuovargio rungtynių pabaigoje iš jūsų komandos pusės? Nežinau, manau, kad nebuvo, nes dar matėte įmušėm įvartį. Antrą, tai 3-2 baigiam. Nebuvo to nuovargio. Kai kam gal ir atsiliepė. Manau, pagrindiniai žaidėjai liko, bet nepavargė. Ačiū. Ačiū labai.